Artėjant Lietuvos gimtadieniui, aš noriu padėkoti savo tėvams už tai, kad čia gimiau ir taip myliu mūsų šalį. Aš noriu padėkoti mūsų su Simonu vaikams, aš noriu padėkoti Gabrieliui ir Jonei Adeliai, kad jie atėjo į Lietuvą ir kad jie atėjo į mūsų namus. Ir aišku, kad aš noriu padėkoti visiems pasaulio naujokams, kad jie mums sugeba parodyti, kas tikra, kas ne, mes nesuvištėjame ir tampame geresni žmonėm kasdien. Ačiū! Aš labai noriu padėkoti visiems žmonėms, kurie supranta, kad nėra pasaulyje svetimų vaikų. Visi jie mūsų ir tik mes suaugę esame už juos atsakingi. Ačiū Dievui, kad savo rankomis galiu apkabinti tiek daug Lietuvos vaikų. Dėkoju savo abiems dukroms, Elzei ir Kotrynai, kad jos pagimdė kiekviena man po anūką ir po anūkę. Ir kad kadaise 2007 metais buvau tapęs pirmuoju seneliu išėjusiu anūkų priežiūros atostogų. Ir dėkoju už tai, kad tos anūkus dabar prižiūrėdamas, kai jau 3,5 metų kaip pensija esu, kad mano gyvenimas tų anūkų dėka labai prasmingas. Aš juos ugdau, lavinu, kadaise išmokiau skaityti didesniosius, dabar išmokysiu mažesnius. Ir šitas gyvenimas prasmingas ir toks užsiėmimas mielas, malonus su vaikais, kad aš tiesiog tirpstu iš laimės. Tai va, dėl to ir dėkoju.